1950 metais Rytų Berlyne. Mes gyvenome pakankamai skurdžiai. Mano tėvas 3 metus buvo rusų kalėjime. Mano šeimoje nebuvo šiltų santykių, bet buvo įvairių skaudulių. Pas mane buvo paprastas gyvenimas komunistinėje aplinkoje. Mane užaugino Rytų Vokietijos tradicijomis, nors jaunystėje ir buvo mano konfirmacija protestantų bažnyčioje. Aš bažnyčioje vėliau nė karto nebuvau. Aš buvau visišku ateistu. Kai visa tai atsitiko, man buvo 25 metai. Buvau vedęs jau keletą metų ir gyvenau Berlyne. Tuo metu studijuodamas metus praleidau Šveicarijoje ir mano žmona buvo nepatenkinta dėl ilgo išsiskyrimo. Vieną dieną, kalbantis su žmona telefonu, pastebėjau, kad jos balsas kažkoks pasikeitęs. Ir man pasidarė aišku, kad kažkas čia yra negerai. Po pokalbio manyje kilo kažkoks stiprus nerimas. Tada sėdau į automobilį ir pravažiavau 900 km namo atgal į Berlyną tam, kad sužinočiau, kas iš tikrųjų vyksta. Kai grįžau į namus, pamačiau, jog mano žmona yra kartu su kitu vyru. Tai, ką aš pamačiau, man buvo didžiulis šokas, kaip dūris tiesiai į širdį, nes to aš tikrai nesitikėjau. Aš visiškai pasimečiau ir nežinojau, ką daryti. Manyje kilo didžiulis tuštumos jausmas, kurio iki tol gyvenime man neteko patirti. Jei turėčiau ginklą, manau, aš būčiau nušovęs juos abudu. Aš net išsigandau tokių savo minčių. Tada sėdau į automobilį ir nuvažiavau į netoliese esantį mišką, nusprendęs baigti savo gyvenimą. Aš buvau ateistas, todėl buvau įsitikinęs, kad po mirties nėra jokios egzistencijos ir kad mirtis sustabdys mano gyvenimą ir nutrauks visas mano kančias. Aš paėmiau dulkių siurblio žarną ir nukreipiau išmetamasias dujas pro bagažinės dangtį į automobilio saloną. Kvapas buvo siaubingas ir po poros minučių pagalvojau, reikia išjungti variklį, aš negaliu to iškęsti. Todėl atidariau duris, išlipau ir giliai įkvėpiau. Bet visgi mano noras nusižudyti buvo stiprus. Mano skausmas buvo per didelis ir aš negalėjau su tuo susitaikyti. Ir negalėjau ištverti to gniuždančio bei slegiančio jausmo. Aš vėl grįžau į automobilį, uždariau duris ir vėl įjungiau variklį. Ir sėdint automobilyje, man galvoje kažkoks balsas kartojo: išjunk variklį, tuoj pat išjunk variklį. Ir visgi variklį išjungiau ir išlipau iš automobilio. Ir vėl pakartojau tą patį kelis kartus. Ir atrodė, kad patekau į kažkokią kilpą, iš kurios niekaip negaliu ištrūkti. Ir besėdint automobilyje, man staiga pasidarė labai lengva, labai ramu. Ir tuo pačiu jaučiau, jog aš esu, jog aš egzistuoju. Aš atsidūriau kažkokioje tamsoje, tačiau toji tamsa buvo kažkokia jauki. Ji buvo maloni ir komfortabili. Ir aš tada pagalvojau, aš juk jau turėčiau būti miręs, bet iš tikrųjų aš dar egzistuoju. Tai kasgi dabar vyksta? Taip juk neturėtų būti. Viskas turi pasibaigti, tačiau niekas nepasibaigė. Ir tada mane apėmė stiprus jausmas, kad aš atsidūriau namuose. Dar vos prieš minutę aš buvau sudėtingoje emocinėje būsenoje, buvau pilnas dvasinio skausmo, bet staiga viskas išnyko ir visos mano kančios dingo akimirksniu. Išnyko skausmas, išnyko nevilties bei tuštumos jausmas. Aš buvau neapsakomoje taikoje bei ramybėje. Šitą jausmą apsakyti žodžiais yra labai sunku, tiesiog neįmanoma. Mano žemiškas gyvenimas tarsi išnyko ir mano vienintelė mintis buvo, jog aš noriu čia pasilikti. Aplinkui buvo visiška ramybė bei harmonija. Aš labai nustebau, kadangi visa aplinka buvo naminė ir jauki ir aš jaučiau esantis namuose. Ir staiga kairėje pusėje pamačiau link manęs artėjančią šviesą. Tai buvo maloni spindinti melsvos šviesos būtybė
ir ji mane visą apgaubė. Aš iš karto supratau, kad ši šviesos būtybė man yra labai pažįstama, kad ji man labai artima. Ir supratau, kad ji apie mane žino viską. Aš jaučiau visišką pasitikėjimą, nes tai buvo būtybė, kurią galėčiau pavadinti, tarsi draugas, kuris mane visiškai apsaugo ir nuolat lydi. Ir toji šviesa manęs paklausė: kągi tu čia veiki? Tavęs juk niekas dar nekvietė. Aš norėjau eiti toliau, ten norėjau peržengti kažkokią nematomą ribą, tačiau šviesos būtybė man neleido ten eiti ir man pasakė: tavo laikas dar neatėjo. Tada ji parodė mano gyvenimą ir pro šią šviesos būtybę aš galėjau pažvelgti į savo gyvenimą ir į visą egzistenciją. Aš buvau tiesiog apstulbintas. Iš ten sklido didžiulė meilė. Ten buvo besąlygiška meilė, kokios niekada nebuvau jautęs žemėje. Šio jausmo neįmanoma apsakyti žodžiais, nes jokie žodžiai čia netinka. Tokią meilę galima tik pajausti. Aš žiūrėjau tarsi į milžinišką panoramą, kurią galėjau matyti visą iš karto, vienu metu ir visomis kryptimis. Tai buvo tiesiog neapsakomas jausmas. Vaizdas buvo ryškus bei didingas. Ir aš galėjau matyti visas detalės. Nors mačiau viską labai aiškiai ir detaliai, aš vis tiek niekaip negalėjau visko suvokti. Aš buvau tos didžiulės panoramos viduje ir ten būdamas aš žinojau, kaip viskas veikia, kodėl ir kaip viskas įvyksta, kaip viskas yra susiję ir kaip viskas yra prasminga. Visa tai buvo tiesiog neįtikėtina ir taip pritrenkiančiai didinga. Aš vėl norėjau žengti tolyn. Tačiau man ir vėl neleido. Tau dar nelaikas, išgirdau aš. Aš buvau labai suglumęs, kad man negalima buvo eiti toliau. Ir man pasakė: tu dar neatlikai visų savo darbų žemėje. Tau vis tiek reikia grįžti. Ir tada aš paklausiau, kągi man reikia atlikti, ir šviesos būtybė man pasakė: jeigu tau pasakysiu, tai bus labai teoriška. Lyg būtum perskaitęs iš knygos, bet visko vis tiek nesuprasi. Ir tau reikia, kad tas žinojimas pas tave ateitų tau iš vidaus. Tu turi visą tai išsiaiškinti pats. Tu turi pergyventi šį visą savo skausmą, kurį pajutai iki pat galo. Ir tu pats pamatysi, kad tavo gyvenime atsiras žmogus, kuris tau padės praeiti pro visą tą skausmą. Po šių žodžių aš buvau labai nusivylęs. Šis vaizdas pamažu ėmė blankti ir staiga grįžau į savo kūną. Pajutau gulintis šalia automobilio ir kad mane gaivina defibriliatoriumi. Buvo labai skausminga ir aš visomis jėgomis norėjau sustabdyti mano gaivinimą. Sakiau, kad negaivintų manęs. Tačiau to viso proceso aš niekaip negalėjau įtakoti. Po šio įvykio, kurį laiką aš negalėjau susitaikyti su tuo, ką mačiau, ir nuolat bandžiau atsikratyti šių minčių. Tačiau po to įvyko tai, ką man anapus pasakė šviesos būtybė. Mano gyvenime atsirado kitas žmogus, kuris iš esmės pakeitė mano gyvenimą. Aš išmokau atleisti. Ir palaipsniui atleidau visiems ir savo tėvams už visą man sukeltą skausmą. Šis žingsnis mano gyvenime buvo ypatingai svarbus. Būdamas anapus, aš nepajutau jokio teisimo ar pasmerkimo, kaip tik priešingai, mane lydinti šviesos būtybė buvo pilna meilės, palaikymo bei užuojautos man. Viso to, kas man nutiko, niekam negalėjau papasakoti. Nes ir situacija mano buvo sudėtinga ir net neturėjau kam visą tai papasakoti tuo metu, kad mane suprastų. Kaip buvęs ateistas, aš dabar gerai suprantu, kodėl žmonės kartais taip aršiai reaguoja į tokius pasakojimus,
nes tai visiškai apverčia visą pasaulėžiūrą ir tai yra labai sunku pripažinti ir priimti. Mano išgyventa priešmirtinė patirtis parodė, kad už mūsų fizinio pasaulio ribų yra kita realybė, nors tai, ką mačiau ten, visiškai nesutapo su mano mąstymu bei ankstesniu požiūriu į pasaulį.